Šiandien kalbėsiu apie klimato kaitą, apie kurią turbūt labai daug girdėjote, bet informacijos apie ją yra labai daug, yra sudėtinga, jeigu gilintis mokslinė, jeigu populiariai perpintas visokia dezinformacija. Todėl aš čia norėčiau pristatyti visiems, ką aš žinau savo žinias. Norėčiau su jumis pasidalinti. Aš nesu klimatologas, esu 3 kurso fizikos studentas. Domiuosi pasaulio, kaip jis keičiasi, kaip žmonių veikla pasaulį keičia. Ir manau, klimato kaita yra viena svarbiausių žmonijos problemų, bet apie ją nedaug kas žino. Lietuvoje iš viso žaliųjų, su kai kuriais pakalbėjus, jie sako, kad arba ji nevyksta, arba jie netiki, kad ji vyksta, arba jie mano, kad gerai, kad ji vyksta. Tai aš norėčiau pristatyti visą tą tematiką iš sudėtingos mokslinės pusės, paskui pasigilinsim į klimato kaitos pasekmes, paskui politinį aspektą, kas yra daroma, kas yra nedaroma. Ir noriu, kad visi suvoktų, kad mes, būdami žmonės, būdami biologiniai organizmai, gyvendami ant Žemės planetos ir su ją sąveikaudami, mes ją norime keičiame. Ir kaip tai keičiame gyvendami, kaip mes ją keičiame, gyvendami industrializuotame pasaulyje. Sveikas. Kaip išsilavinę 21 amžiaus žmonės privalome būti informuoti šią temą ir suprasti, kaip mes keičiame savo pasaulį. Ir sakydamas mes turiu omeny ne čia susirinkusius, bet 7 milijardus mūsų biologinių brolių ir seserų, kurie gyvena Žemės planete. Taip. Visų pirma, klimatas veikia atmosferą. Klimato kaita keičia atmosferą ir kalbėsiu aš apie tuos pačius žemiausius atmosferos sluoksnius, nes 90% viso Žemės atmosferos yra 16 km virš Žemės planetos, toliau mus jau nebedomina. Be atmosfera yra svarbi tuo, kad be jos nebūtų gyvybės Žemėje. Yra natūralus, ji mums duoda natūralų šiltnamio efektą, kuris pakelia Žemės paviršiaus temperatūrą iki plus 15 laipsnių Celsijaus. Be mūsų atmosferos Žemės paviršius būtų kažkur apie minus 18 laipsnių Celsijaus ir jame nebūtų skysto vandens ir negalėtų susidaryti gyvybę. Todėl atmosfera yra mūsų draugas, ji yra mums labai svarbi. Atmosferos sudėtis. Dabar ji yra apytiksliai tokia. Daugiausiai sudaryta iš azoto ir deguonies, 78 ir 21%. Ir inertinių dujų, kurios mus kaip ir nedomina, nes jas su nieko nesąveikauja. Ir vieni svarbiausių dar dujų, kurios yra CO2, anglies dioksidas, apie kurį turbūt daug girdėjote, metanas, azoto oksidai ir kiti, kurių yra daug mažiau. Šios dujos matuojamos ppm-ais, tai reiškia dalelių per milijoną. Tai jeigu paimsime milijoną dalelių oro, iš jų 3,5 būtų CO2, apie 1,5 metaną ir dar mažiau kitų. Kitos dujos matuojamas jau 1 dalelė milijardui, 1 dalelė trilijonui ir panašiai. Kaip matot, čia yra 1900-ųjų pabaigos duomenys ir dabar koncentracijos šiek tiek pasikeitė, kad papraeisime. Prieš pramoninį pasaulį dujų mainai tarp Žemės ir jos atmosferos egzistavo daugmaž balanse. Jie aišku keitėsi, buvo visaip Žemė, skirtingos dujų koncentracijos, buvo deguonies iki 30, kada egzistavo dinozaurai ir skraidė labai dideli vabalai, kurie išaugdavo iki metro ilgio. Bet dabar, kaip žmonės yra prisitaikę, tai yra idealios sąlygos mūsų gyvenimui.
apie azotą daug deguonies ir mažai viso kito. Prasidėjo pramonės perversmai, žmonės dujų balansą išardė. Ne tai, kad išardė, bet jį pakeitė. Dabar į atmosferą patenka daugiau mūsų sudeginamų angliavandenių. Mes sudeginam angliavandenius ir atmosferą patenka daugiau anglies dvideginio. Ir jis nėra suvartojamas, bet absorbuojamas vandenyno ir augalų, kurie yra natūralios taip vadinamos nuotekos. Yra anglies monoksido šaltiniai ir yra nuotekos. Tai augalai CO2 vartoja, kaip žinote, fotosintezės metu, skiria O2, bet kai visi tie augalai ir gyvūnai miršta, jie tą anglį atgal atiduoda į gamtą ir vyksta tas anglies apytakos ciklas, panašiai kaip vyksta vandens apytakos ciklas, kitų medžiagų. Taigi žmonės egzistuodami keičia pasaulį taip, kad anglies dioksido atmosferoje daugėja, jis kaupiasi ir nėra visas suvartojamas pasaulio. Taip atrodo tendencijos, kaip matote, kairės viršuje anglies dioksidas linijinė progresija didėja, taip pat su azoto oksidais. Metanas irgi didėja, bet kaip matote, čia jis šiek tiek sustabdė ir aš prieisiu, kodėl tai gali būti klaidinga. Nedaug yra optimizmo tame, kad metano dabar sulėtėjo augimas. Ir dar dešinės apačioj matote CFC dujos, tai yra chloro anglies junginiai, kurių dabar koncentracija nebeauga. Ir dėl įdomaus momento, kaip žinote, anksčiau vienas svarbiausių aplinkosaugos problemų buvo mažėjantis ozono sluoksnis dėl visų freonų, tai yra freonai. Ir susirinkusios valstybės Montrealio sutartimi susitarė, kad jie nebenaudos, po truputį mažins arba visai sustabdys šitų freonų naudojimą šaldytuvuose, oro kondicionieriuose ir panašiai, todėl šitų dujų augimas beveik visiškai sustojo ir po truputį mažėja. Dar vienas svarbus klimato kaitą įtakojančios dujos, šiltnamio dujos taip vadinamos, yra vandens garai, bet aš jų neliesiu, nes iš tikrųjų žmonės globaliai nelabai įtakoja visą tą vandens garų koncentracija atmosfera, tai yra toks tik lokaliai, ten, kur auginamas maistas ir panašiai. Globaliai tai vandens garai nelabai turi prasmės, bet jie yra iš tikrųjų pagrindinės šiltnamio dujos. Iki pramoninė visuomenė apie 250 metų, prieš mūsų apie 300 metų turėjo tokias koncentracijas šių dujų. Anglies monoksido buvo 280 ppm, metano 715, diazoto monoksido 270 ir, kaip matote, koncentracijos labai išaugo. Čia yra lentelė, mėlyna linija yra konkretus stebėjimai CO2 koncentracijos, o taškeliai yra tai, ką mes žinome iš tyrinėdami ledynus Antarktikoje, Arktikoje, Rusijos amžinai iš Rusijos amžinai įšalo, kadangi vandenynas jis siurbia, absorbuoja tą CO2, tai tyrinėdami jau sušalusi vandenį mes galime pasakyti, kokia koncentracija buvo anksčiau. Ir
apatinėje lentelėje matote, kad anglies išmetimas labai stipriai padidėjo, kai mes pradėjome deginti naftą ir anglį. Ir tai yra svarbiausia įtaka anglies koncentracija atmosferoje. Mėlyna linija yra tiek, kiek išmetama anglies deginant iškastinį kurą, o raudona linija yra įskaičius visas nuotekas ir šaltinius. Tai plus visą, ką mes išmetame, minus tai, kas suvartojama, ir gaunasi raudona linija, ir kaip matote, atmosferoje to anglies didėja. Dažnai galima išgirsti, kad CO2 koncentracijos kinta pasaulyje cikliškai, ir tai yra iš tikrųjų tiesa. Jeigu pažiūrėti šimtus tūkstančių metų atgal, tai CO2 kiekiai svyravo atmosferoje ir dabar mes išeiname iš taip vadinamo ledynmečio, tačiau mūsų pramoninė visuomenė visiškai išeina iš to ciklo ribų. Mes pakeliame koncentraciją iki tokio lygio, kurį pasaulis nematė jau labai senai. Dažnai taip pat galima išgirsti, kad iš tikrųjų ne žmonės sukelia tą globalinę klimato kaitą, bet tai yra natūralus procesas susijęs su vulkanizmu, jo sustiprėjimu arba su Saulės 11 metų ciklu, kada daugiau dėmių ant jos atsiranda ir daugiau šilumos išskleidžia, ir Saulės minimumai, kada dėmių mažai ir mažiau šilumos, bet iš tikrųjų pažiūrėjus grafikus, aišku, kad tie ciklai turi įtakos, bet mūsų žmonių daroma įtaka įeinant viršaus viso to. Tai negalima paaiškinti, nėra pakankamai geros koreliacijos tarp pasaulio paviršiaus temperatūros ir Žemės ir Saulės aktyvumo. Kaip matote, jį daug geriau dešiniai koreliuoja su CO2 koncentracija negu su Saulės ciklais. Raudona yra Žemės paviršiaus temperatūra, mėlyna CO2 koncentracija ir geltona Saulės ciklai dešiniai. Taip pat vulkanai išmeta daug mažiau CO2 kiekio negu žmonės. Iš tikrųjų, tas padidėjęs vulkanizmas negalėtų paaiškinti, kodėl Žemė šyla. Ir yra toks momentas, kad išsiveržu vulkanams, kaip parodyta mėlynai, Algungo vulkanas, Kalcikonas, Matubo, kurie išmeta labai daug dujų ir aerozolių, po jų tas atšilimas net šiek tiek sumažėja, nes vulkanai taip pat išmeta aerozolius, mažas dalelytes, dulkes, kurios blokuoja visą tą šilumą ir temperatūra šiek tiek nukrenta, bet jį toliau didėja, kadangi anglies dioksido koncentracija didėja. Anglies kiekiai išmetami yra, aišku, natūraliai. Gyvūnai, augalai, vabzdžiai, viską, kas ant Žemės planetos paviršiaus gyva, yra padaryta iš anglies. Mes esame anglinės būtybės ir 439 gigatonos per metus yra išmetama į atmosferą, iškvėpuojama mūsų ir taip toliau. Žmogaus veikla, kuri yra labiausiai susijusi su transportu, su žemdirbystė ir panašiai, išmeta apie 29 gigatonas CO2 arba grynos anglies, ir 200 megatonų išmeta vulkanai, kas yra 1000, daug eilių mažiau negu ką daro žmonės. Ir dar vienas momentas, jeigu atsimenate, prieš porą metų išsiveržė Islandijos vulkanas, kurio pavadinimą nepasakysiu, ir buvo sustabdyta labai daug skrydžių. Ir iš tikrųjų tas išsiveržimas padėjo
anglies išmetimui, nes buvo išmesta pačiu vulkaną apie 150 tonų CO2 anglies, o nuo sustabdytų skrydžių, kurių metu būtų išmestos visokios šiltnaminės dujos, būtų beveik dvigubai daugiau, todėl planeta nuo to išsiveržimo laimėjo, kad sustabdė mūsų veiklą, net ir neilgam. Čia yra, šitoje lentelėje matote pagrindinės šiltnaminės dujas. Anglies dioksidas, jo cheminė formulė, jo gyvenimo ilgis, kuris yra, jis kinta, nes jis yra pastoviai vartojamas mūsų, ta prasme, jis yra vartojamas augalų, išmetamas mumis ir jis atmosferoje gyvena santykinai apie 50-100 metų ir yra toks pakankamai pastovi atmosferos dalis ir šiltnaminio efekto potencialas CO2 priskiriamas kaip vienas. Tai yra visos kitos dujos lyginamos su poveikiu, lyginant su CO2. Metanas, jis gyvena trumpiau, todėl trumpalaikėje perspektyvoje apie 20 metų jis labai stiprios šiltnaminės dujos, bet paskui jis šalinamas iš atmosferos, jo poveikis mažėja. Su azoto oksidu yra panašiai, jis gyvena apie 100 metų atmosferoje, jis veikia 300 kartų. Viena diazoto monoksido molekulė turi didesnį pavojų negu 300 anglies dioksido molekulių, bet mes išmetame jų daug mažiau per mūsų pramonę. Kitos dujos, kaip freonai ir visos kitos retenybės, jos yra daug pavojingesnės, bet jų yra pakankamai mažai, jas nesižiūrime. Didžiausia problema mūsų yra anglies dioksidas ir metanas. Dabar, kasgi yra tas šiltnaminis efektas? Kaip galbūt žinote, visi kūnai, kurie turi temperatūrą, jie spinduliuoja radiaciją, elektromagnetinės bangas. Saulė, būdama 5000 laipsnių Celsijaus, daugmaž spinduliuoja labiausiai žalią šviesą, šviesos bangas, kurių irgi yra apie 400-700 nanometrų. Jos yra pakankamai stiprios, jos duoda mums daug šilumos ir šildo mūsų planetą. Jos yra daugiausia sulaikomos deguonies ir azoto, man atrodo, nelabai, ir vandens garais. Bet tai kame yra problema? Iššildama mūsų Žemę nuo tų spindulių, ji irgi spinduliuoja tas elektromagnetinės bangas, bet jos yra daug ilgesnės, jos yra infraraudonosios, taip vadinamos, ir jos yra jau sugeriamos anglies dioksido. Kaip matote, žodžiu, viršutiniai daly matote Saulės spektrą, daugiausiai spinduliuojama yra šviesos matomoji zonai ir mėlyna matote mūsų Žemės 300 kelvino daugmaž spinduliuojama šviesa. Ir jeigu vandens garai, žodžiu, šviesa krenta ant Žemės, Žemė šildo ir Žemė spinduliuoja atgal tuos pačius spindulius ir jie yra sulaikomi, kaip matote, žemiau major component vandens garų, anglies dioksido, metano, azoto oksidų. Žodžiu, šiluma į Žemę patenka, bet kai ji bando skristi atgal, ji yra sulaikoma tų šiltnamio dujų ir pasilieka prie Žemės ir ją šildo. Ir dėl to atsiranda tas, taip vadinamas, šiltnaminis efektas. Čia jis pavaizduotas schematiškai. Į Žemę krenta apie 235 vatus į kvadratinį metrą.
dalis jie išsisklaido atmosferoje, dalis patenka į Žemės paviršių, yra spinduliuojamas atgal ir dalis išeina, dalis yra sulaikoma šiltnamio spindulių ir pasilieka cirkuliuoti mūsų žemesnėse atmosferos sluoksniuose. Ir todėl, jeigu pažiūrėsime duomenis, vienam slaide matote gryną informaciją, kaip pasiskirsto temperatūra Žemėje, kaip jį keitėsi palyginus su vidutinė reikšme, kurie, aš manau, paimta 95 metų daugmaž. Ir jeigu mes pašalinsime visą vulkanizmą, Saulės ciklus, natūralų poveikį, matosi, kad yra tendencija tai, kad temperatūra kyla. Tai yra jau nepaneigiama ir net skeptikai jau pradeda priimti, jie negali neigti visos tos informacijos, kad Žemė šyla, todėl jie pradeda keisti savo tematiką, jie pradeda sakyti, kad jau nieko nepadarys ar panašiai, bet tada prieisime. Ir taip, dabar praeito dešimtmečio temperatūra stipriai paveikė mūsų Žemės planetą lyginant su 51-80 vidurkiu. Kaip matote, daugiausiai atšilimas paveikė Arkties regioną, Antarktijos dalį ir žodžiu, šiaurę. Kai kuriuose vietose tai pajaučiama stipriau, kai kuriuose silpniau ir aš mėgstu duoti ekonominį pavyzdį. Kaip žinome, po krizės daug žmonių nuskurdo, žinome žmonių, kurie nepasikeitė, ten pat liko, žinome žmonių, kurie po krizės praturtėjo. Bet ekonomistai mums pasakytų, kad ekonomika susitraukė 0,8% arba dar kažką tokio abstraktaus, bet mes žinome, kad asmeninėme lygyje tai gali reikšti labai daug ką. Ir taip pat su globaliniu atšilimu, jeigu yra sakoma, kad temperatūra pakilo 0,8 laipsnių, tai gali vienose vietose nieko nereikšti, o kitose reikšti labai daug ką. Ir todėl dabar mes žiūrime į tai iš globalios perspektyvos. Ir viena iš, čia dar vienas grafikas, kurį norėjau parodyti, kad paėmus praeito šimtmečio vidurkį, mes gyvename daug šiltesnėme pasaulyje, negu kuris buvo prieš 80 metų. Yra visokios fluktuacijos dėl Žemės natūralių veiksnių, dėl vandenyno ir atmosferos sąveikos, bet su CO2 koncentracija yra taip koreliuota temperatūra, kad yra nepaneigiama, kad Žemės temperatūra kyla ir ji kyla dėl to, kad mes išmetame anglies dioksido dujas. Vienas aiškiausių poveikių, kurį mes turime, yra Arktis. Ten įvyko ir daugiausiai atšilimo, kaip matėte. Apačioje, čia paveikslėlyje matote Arkties ledyno minimumą, kuris buvo 1980 metais, o viršuje Arkties minimumą praeitą vasarą. Arktis tirpsta, tai turi labai daug neigiamų pasekmių, turbūt geriausia, kuri visi žino, tai kad baltos meškos nebeturi kur gyventi ir dėl to jų populiacija yra labai pavojuje. Bet taip pat tai turi ir daugiau pasekmių, pavyzdžiui, nes ledynas jis yra baltas, o balta spalva atspindi šviesą. Kadangi mažiau ledyno, todėl Arkties vandenynas daugiau savyje įtraukia šilumos, jis dar labiau šyla ir todėl įvyksta toks grįžtamasis efektas, kad Arktis labiau
Arktis tirpsta, dar labiau šilumos, jį dar labiau tirps ir neaišku, ar mes tai galime sustabdyti. Čia yra grafikas Arkties ledo dengiamo sluoksnio tendencijos per paskutinius metus ir kaip matote, ji staigiai mažėja. Ir didelė problema yra tai, kad mokslininkai prognozavo, kad Arktis tirps, bet jie mane, kad dabartinis lygis mes pasieksime 2030-aisiais ar, sakykime, 2040-aisiais, bet mes jau tai matome dabar. Ir gali būti taip, kad mūsų prognozės yra net per daug optimistiškos ir klimato kaitos požymis mes matysime daug greičiau. Kitas labai pažeidžiamas regionas yra, žinoma, Grenlandija, kuri irgi tirpsta per vidurį, kaip matote, ji šiek tiek padidėjo, bet kiti regionai, kurie yra arčiau vandenyno, jie tirpsta. Ir ta pati problema, kad mažiau ledyno atspindėti šviesai, daugiau sugertos šviesos, daugiau vandens patenka į pasaulio vandenyną ir vandens lygis kyla. Ir dėl to bus blogas pasekmės vėliau šiek tiek. Ir pagaliau Antarktika, kuri irgi labiausiai jaučia tą problemą. Antarktikos ledyno kiekis mažėja. Šitas skaidrės aš paskui įdėsiu į internetą, prie kiekvienos yra nuoroda iš ten, kur paėmiau informaciją, galite pasitikrinti, galite pažiūrėti, pasidomėti giliau. Taip. Tirpstant Arktikos ledynams, Rusijos ledynams pasireiškia toks labai blogas grįžtamasis efektas, kad metanas, kuris buvo įšalęs lede, keliai po vandenynu, jis pradeda eiti aukštyn. Ir daugiau šyla atmosfera, daugiau dujų išskiriama natūraliai žemės, didesnis grįžtamasis tas metanas, kuris išsiskiria, prisideda prie dar didesnio šiltnamio efekto ir irgi neaišku, ar mes tai galėsime sustabdyti. Kaip matote, čia yra nuotrauka iš ežero dugno. Matote, ten kažkokie taškeliai yra žuvis, o raudonas pačioje yra ežero dugnas ir iš jo eina metano, arba kidų, bet tikriausiai manome metano burbulai, kurie, aišku, pateks atmosferą ir didins jau net be mūsų įtakos metano kiekį. Čia nuotrauka, kaip tai atrodo, tai yra pakankamai maži kiekiai, bet kadangi tai vyksta ir didžiuliuose ežerų plotuose ir Aliaskoje, ir Rusijoje, ir Kamčiatkoje, Sibire, Norvegijos šiaurėje, tai yra milžiniški kiekiai dujų, kurių mes jau nebegalime reguliuoti. Jeigu mes galime sustabdyti žmonių išmetamos anglies dioksido kiekį, tai jau ką išmeta pati žemė, mes jau tuo galim ir nieko ir nepadaryti. Kokias problemos dar kyla dėl to, kad didėja atmosfera? Vandenynas rūgštėja. Rūgštėja todėl, kad vandenynas, kaip minėjau, sugeria CO2 ir dar momentas prie šito paveiksliuko. Kaip matote, rūgštingumas padidėjo apie 0,1 ir pH, ir tai yra logaritminė skalė. Tai reiškia, kad 1 yra 1, 2 yra 10, 3 yra 100, 4 yra 1000, žodžiu, eilė didėja. Ir padidėjimas vidutiniškai 0,1 visame pasaulyje reiškia, kad rūgštingumas padidėjo 25%. Ir tai yra didžiulis šokas viso vandenyno ekosistemoms, nes jeigu, įsivaizduokite, jeigu mums dabar spaudimas padidėtų 25% ir temperatūra
ar panašiai. Ir kaip tai vyksta, koks yra mechanizmas. Atmosferinis anglies dioksidas yra sugeriamas vandenynu, jis reaguoja su vandeniu ir yra sukuriamas anglies rūgštis, kuris skyla į vandenilio jonus ir karbonato jonus. Čia nelabai svarbu, bet žodžiu, tas H+, jis didina rūgštingumą, o gyvieji organizmai yra prisitaikę prie pakankamai mažos ribos rūgštingumo. Todėl rūgštingesnė aplinka darosi netokia priimtina daugelį gyvūnų, patiems mažiausiams ir silpniausiams, tokiems kaip daugiausiai kietakūniams, tokiems kaip planktonas, moliuskai, žodžiu, tokie maži krevetės ir panašus gyvūnėliai. Ir tai yra graudu, žinoma, bet svarbiau yra tas, kad tai yra pagrindas mitybos tinklo, nes žuvis jos valgo planktoną, mes valgom žuvį ir jeigu planktono kiekis žuvų maisto kiekis mažės, tada atsiranda ir pavojus žemės žmonių mitybai, nes mes esame žemės dalis, mes priklausome nuo žemės ekosistemos, mes su ją sąveikaujame ir jeigu mes panaikinsime mūsų maisto, tai mes patys to maisto nebeturėsime. Ir dar viena problema, kuri yra čia parodyta, yra, kad tie kriaukliniai gyvūnai, jų kriauklės yra deformuotos, jos netokios stangrios, jos yra labiau pažeidžiamos, tai yra tie gyvūnai netaip prisitaikė išlikti ir gyventi. Dar didelė problema, apie kurią plačiai kalbama, turbūt, nes koralas yra gražus, bet koralas irgi yra labai veikiamas tos problemos. Ir koralas yra namai daugeliui labai retų gyvūnų, daugeliui žuvų ir tokių mikroskopinių gyvūnų, kurie yra labai svarbus ekosistemai. Ir jeigu koralas pradės masiškai mirti, tada žemės vandenyno ekosistema gali pasikeisti tragiškai ir neaišku, kas bus. Tai va. Pasekmės. Na, čia yra, kaip matote, lentelė suomių vasarų ir ją įdėjau, kad palyginti su kitu pasauliu. Jeigu, kaip matote, praeitose lentelėse visas pasaulis šyla, tai neaišku, kaip pas mus su kai kuriais žmonėm pakalbėsi, jie sakys, kad šilimo nėra, nes laukia šalta, bet tai yra neteisingas požiūris, nes mūsų temperatūra panašiai į suomių ir, kaip matote, suomių raudonos linijos yra dešimtmečio vidurkiai, mėlynos yra kasmetiniai matavimai vidurkiai. Ir jeigu pažiūrėsi tendencijas, praeitų 20 metų netaip aišku, kas pasikeitė, bet matosi, kad neturime mes tokių šaltų žiemų, kaip būdavo. Vasaros pasiliko pakankamai tokios pačios, bet žiemos pradėjo šiltėti. Ir tai yra netoks pastebimas efektas, bet tai yra labai svarbus efektas, nes mūsų regionuose labai daug kas priklauso nuo ilgos, pakankamai šaltos žiemos. Mums reikia ir, kad žemė būtų padengta sniego sluoksniu, nes tai apsaugo žemdirbystės plotus, nes jeigu temperatūros svyruoja arba ji yra per šilta, todėl nesusidaro sniego apsaugomasis sluoksnis ir grūdai paprasčiausiai neišdygsta. Taip pat tai yra labai blogai tokiems gyvūnams kaip tokiems kiškiams, kurie naudoja tą baltą žiemos sniego dangalą, kad pasislėpti nuo plėšrūnų ir šilant žiemoms jų populiacija mažėja ir vilkų populiacija
platų ir panašiai. Žodžiu, maži pasikeitimai Žemės atmosferoje turi didelės pasekmes ir tiesiog gyvūnų ir augalų gyvybė ir ekosistemai. Dabar viena iš pastebimiausių pas mus pasekmių bus jet streamo tendencijų pasikeitimas. Jet streamas tai yra greitų vėjų atmosferos zona. Jeigu virš mūsų dažniausiai yra Arkties oro masės, o po mumis yra šiltos tropikų masės, tai vieta ten, kur jos susikerta, yra vadinama jet streamu ir tai yra aplink visą pasaulį einantis žemų atmosferos sluoksnių vėjų zona. Kadangi šyla Arktika, šito jet streamo greitis priklauso nuo skirtumo tarp šaltų Arktikos orų ir šiltų tropikų. Kadangi Arktika šyla, yra mažesnis skirtumas, diferencialas tarp šilto ir šalto, todėl vėjas pradeda keliauti po mūsų planetą lėčiau, jis pradeda zigzagais eiti ir taip toliau, todėl mes matysime didesnės anomalijas, didesnės ekstremus, taip sakant. Žiemą gali būti rekordiniai šalčiai arba vasara rekordiniai šalčiai, o žiemą rekordiniai šalčiai arba rekordinės šilumos, todėl kad jet streamas, tos oro masės arba nueina per daug į pietus, arba per daug į šiaurę, nėra to balanso, kuris buvo per praeitus, sakykime, 50 metų ar ilgiau. Čia yra labai sudėtinga tema, žodžiu, jeigu kas norite labiau pasigilinti klimatologiją, aš siūlau paskaityti, nes jeigu norite žinoti apie konkrečiai apie Lietuvą, bet norėčiau pakalbėti labiau apie globalinės problemas, nes Lietuva yra pakankamai maža, visa to dalis, mūsų 3 milijonai Lietuvoje, o daug svarbiau, kaip visą pasaulį, kaip pasaulio žmonės kitose vietose veiks klimato pasikeitimai. Kaip matote, labai daug žmonių gyvena prie pakrančių, prie Gango upės ištakų Indijoje ir Bangladeše, Kinijoje prie pakrantės, Amerikoje net tiek daug palyginus, Europoje, Egipte, Nigerijai, Javos salo, Indonezijai, visur ten žmonės gyvena tiesiai prie pakrančių. Net kaip pas mus, nes jeigu pas mus pradeda kilti vandenyno lygis, tai nedaugam rūpės, jeigu paskęs Palanga ar Klaipėda, bet daug blogiau bus pasaulyje, jeigu paskęs, sakykime, Tokijas, kuriame yra 30 milijonų žmonių, arba Žakartas su žmonių, arba New Yorkas su savo 20 milijonų žmonių. Dabar prognozuojama yra buvo prognozuojamas 2 mm per metus vandenyno lygio didėjimas nuo Arkties, Antarktidos ir Grenlandijos tirpstančių ledynų, bet dabar yra manoma, kad tai yra per maži skaičiai, kaip rodo mūsų stebėjimai ir tyrimai, vandenyno lygis kyla per 3,2 mm per metus ir tolimoje perspektyvoje didžiausi miestai, kurie bus pažeidžiami, yra, aišku, neturtingose šalyse, Kalkuta, Mumbajus, Indijoje, Šanchajus, žodžiu, Kinijos miestai, Tokijas ir visos tos ekonominės problemos, kurios atsiras su tuo, kad didžiulius kiekius žmonių reikės pervežti arba jiems ieškoti naujų vietų, kur gyventi, tai yra tiesiog mums protu nesuvokiami dalykai. Jau dabar Bangladeše kyla
Bangladeše, Indonezijoje, Filipinuose, Mikronezijoje kyla tas vandens lygis ir žmonės pagaliau tampa pabėgėliais. Ir jeigu mes Lietuvoje galime galvoti, kad mūsų tai neliečia, kad tie žmonės tiesiog, arba čia skurdžių šalių problemos, arba kad tiesiog tie silpnieji miršta, mes išliksim stipresni, tai taip nebus, nes žmonės, kai juos ištinka didžiulios problemos, jie tiesiog nepaima ir nenumiršta tose nubrėžtose valstybių sienose. Jie pradeda masinės migracijas. Dabar, kaip žinote, į Europą bėga labai daug žmonių iš Afrikos, į Ameriką bėga daug meksikiečių, iš Indijos bėga, sakykime, į vidurio rytų šalis, ten kaip arabų turtingas šalis. Ir ten žmonės bėga, nes yra geresnis gyvenimo lygis. Jie galėtų iš principo gyventi savo skurdžiose šalyse, Bangladeše, Indonezijai, Meksikoje, bet jiems yra geriau išbandyti savo laimę turtingose šalyse. Ir dabar įsivaizduojame, kas bus, jeigu tie žmonės bėga ne dėl to, kad jie nori geresnio gyvenimo, o dėl to, kad jie tiesiog nebegali gyventi savo sąlygose, tokiose, kurios yra jų namuose. Jie yra tiesiog masiškai migruos, tokiais kiekiais, kokiais mes neįsivaizduojame. Todėl tai yra labai globali problema ir gali turėti tokias pasekmes, kad gali turėti žiaurias pasekmes, nes jeigu mus dabar stebina arba sukrečia vaizdai iš tų pabėgėlių kaimelių, kurie yra ten Libane, palestiniečių, Australijoje, kiniečių ir taip toliau. Tai įsivaizduokite, kas bus, jeigu tokių žmonių bus milijonai, kurie norės migruoti. Kokia dar yra pasekmė klimato kaitos? Tai, kad prasideda masinės sausros. Kaip atsimename, nesenai Rusija degė dėl savo sausrų. Dabar vyksta didelė sausra Amerikoje. Ir kaip matote, čia Vidurio Amerika, Nebraskos valstija, Kanzaso valstija, pietų Dakotos valstija yra paveiktos labai stiprios sausros. O kuo svarbios tos valstijos? Tos valstijos yra svarbios tuo, kad jose yra auginamas maistas, jose yra auginami javai, kukurūza ir panašiai, kuri maitina visą likusią Ameriką. Ir dabar įsivaizduojam, kas bus, kad pasitaikys artimiausiu metu, kad bus ir Rusijoje sausra, ir Amerikoje sausra. Rusija irgi yra labai svarbus maisto augintojas, kas bus, tai problemos masinės pasaulinės problemos maistu, negalės maisto kainos kils, nuo to nukentės, aišku, skurdžiausi žmonės, kurie savo negali maisto leisti, kaip Afrikos šalyse, Azijos šalyse, Pietų Amerikos šalyse. Ir vėlgi tai yra toks pasikeitimas, kad mes negalime prognozuoti, kas įvyks, ir mes nieko nesigirdame, kad tai pakeisti. O žmonės, vėlgi, jie tiesiog nebadauja ir nemiršta, jeigu jie maisto neranda. Jie pradeda pilietinius karus, jie pradeda riaušes, žodžiu, didelės globalinės problemos mums tai žada. Ir jeigu čia yra 2013 metų duomenys, tai čia yra, ką mums prognozuoja klimatologai ateičiai. Jeigu, sakykime, tai yra susiję ne tik su klimato kaita, bet ir su tuo, kaip mes naudojame maistui gaminti mūsų visą tą erdvę, mūsų dirvožemus ir taip toliau. Dabar palyginus su 90 metais
neprivalgančių žmonių skaičius Žemėje padidėjo. Ir tai nėra todėl, kad maisto kiekis sumažėjo, iš tikrųjų mes išauginame net rekordinius kiekis maisto, bet joms to maisto reikia vis daugiau ir daugiau. Ir ne tik todėl, kad mes jį suvalgome, bet ir todėl, kad jis reikalingas etanoliui, gyvūnų šėrimui. Ir todėl tas maistas yra auginamas, mes vis daugiau kišame į žemę visokių medžiagų, azotinių medžiagų, kad paskatinti augimą, kad mūsų derliai būtų kuo didesni. Ir tai mums prognozuoja didelės sausras ateityje, daug didesnės negu tas, kurias mes matome. Pavyzdžiui, šitoje skalėje -3, -6 tai būtų Amerikos didysis įvykis Dust Bowl, kai centre viskas tiesiog buvo šveista tulkių, didžiulio sausros visai neiškrito lietaus ir dauguma žmonių tiesiog bėgo nuo to, nes jie neturėjo kaip pragyventi. Ir tai yra šitoje skalėje nuo -3 iki -6. O dabar pažiūrėkite, kas vyksta Europoje, kas vyksta Centrinėje Amerikoje, vidurinėse rytuose. Tam jau rodoma nuo -4 iki -6. Ir tai yra labai baisios prognozės, kurios yra nutylimos. Bet tai jau yra mūsų prognozuojama ateitis. Taip. Dabar politinis aspektas. Yra kuriama iliuzija, kad mokslininkai nesutinka, ar yra klimato kaita, dėl kurios kaltas žmogus, bet tai yra iš tikrųjų labiau mūsų žiniasklaidos ir spaudos problemos, nes jeigu pažiūrėsime visą statistiką, kurią jūs matote čia, didžioji dalis visos bendrosios publikos, visų mokslininkų, klimatologų, mokslininkų, kurie publikuoja savo tyrimus, mokslininkų, kurie publikuoja tyrimus klimato kaitos temų, klimatologai, kurie publikuoja savo nuomonę, savo tyrimus klimato kaitos temą, visi labai plačiai sutinka, kad klimato kaita yra ir kad žmogus ją sukelia, bet jeigu mes klausysime savo žiniasklaidos, jeigu mes klausysime tai, kas sako kiti, mes girdėsime tik tai, kad patys mokslininkai nesutinka, ar yra ta kaita ar ne. Bet ta diskusija, tas skepticizmas, jis gimsta labiau ne iš mokslinės pusės, o dėl to, kad tie žmonės yra sponsuojami iškastinio kuro. Tas to dabar šiek tiek vėliau. Čia yra toks grafikas nelabai mokslinis, bet jis iliustruoja, kaip yra pasiskirsčiusios nuomonės apie klimato kaitą. Daugiausia visų mokslininkų patenka į tą tarpą, kuris sako, kad klimato kaita turės labai nuo mažų pasekmių iki katastrofiškų. Tie, kurie sako, kad tai arba neaišku, kokias turės pasekmes, arba turės geras pasekmes, arba jie yra neutralūs, tai daugiausia yra konservatoriško tipo ne mokslininkai, bet politinės organizacijos, kurios sukurtos tam, kad įtakoti politikus, lobizmo organizacijos, jos finansuoja skeptikus, jos finansuoja, kad būtų kalbama apie tą visą klimato kaito kontroversiją. Ir šiandien, ką mes turime, tai, kad visus tas debatas yra ribose tarp tų žmonių, kurie sako, kad niekas nevyksta, ir tarp IPCC nuomonės. Tai yra Jungtinių tautų organizacija, panelė, kuri stebi klimato kaitą, kuri
visą laiką išleidžia pranešimus, mokslinius duomenis ir taip toliau. Tie žmonės, kurie kalba apie katastrofinius poveikius, prognozuojamus poveikius, tai ir visą tai yra nutylima, todėl kad nenorima skleisti panikos, todėl kad tai yra nepatogu, todėl kad bijoma, kad tave palaikys ekstremistų ir per daug čia išsikalbinėjančių ir panašiai. Bet kaip rodo stebėjimai, klimatas šiltėja daug labiau negu yra prognozuojama tos organizacijos. Čia matote žalia buvusi, man atrodo, pasirašęs Kioto protokolo prognozę, kaip pasikeis anglies dioksido emisijos, paskui šiek tiek pesimistiškesnė prognozė, paskui dar 10 minučių. Ir, žodžiu, viskas yra daug blogiau, negu mes manėme. Dabartinės naftos kainos yra tokios, kad pasidarė naudinga išgavinėti Kanados dervinę naftą arba bituminę naftą, nežinau kaip lietuviškai vadinasi, bet angliškai yra tar sands, tai yra smėlynai, kuriuose yra kažkoks kiekis naftos. Ir kaip jis išgavinėjimas, tai tiesiog smėlis visas nukasamas, paviršinis smėlis, o tie sluoksniai, kurie turi naftos, jie yra perdirbinėjami, jie yra naudojami ir iš jų išgaunama nafta. Ir tai yra labai viena iš pagrindinių temų, kurį dabar yra diskutuojama klimato kaitos tema Amerikoje, nes visų pirma, kaip matote čia, tai yra labai nenaudinga. ROI yra Energy Return on Energy Invested, žodžiu, kiek mes įdedame naftos tam, kad jos išgauti. Pavyzdžiui, jeigu mes įdedame, kad surengti visą išgavimą iš anglies, pastatyti fabriką, kad vežti anglį pirmyn atgal, kad tą anglį perdirbti, mes naudojame kažkokį kiekį energijos. Kiek mes gauname tos energijos yra daug daugiau. Tai, kaip matote, čia geriausias tuo aspektu yra su hidroelektrinam, su anglimi. Ir paskui ir tas stipriai pradeda mažėti. Jeigu anksčiau 70-50 per visą naftos bumą investavę į vieną barelį vidurio rytuose mes galėjome išgauti 50, tai dabar tai yra smarkiai sumažėję. Jeigu aš neklystu, už vieną barelį naftos investicijų mes gauname atgal 20, o su šitais tarsandais Kanados mes turim investuodami vieną barelį naftos energijos, mes gauname atgal 2 ar 3. Todėl tai yra labai, labai teršinga, tai yra labai nenaudinga, bet kainos naftos yra tokias nežmoniškai aukštas, kad tai yra tiesiog naudinga. Mūsų pasaulis yra sunaudoja tiek naftos, transportui, maisto pramonė ir panašiai, kad net tokie projektai, kurie visiškai sunaikina didžiulės plotus gamtos, yra remiami ir jie yra išnaudojami. Šiek tiek geriau yra su fotovoltaika, tais atsinaujinančiais šaltiniais, neblogai yra su geriausia išeitis, aišku, būtų hidroelektrinas, bet negalime jų pastatyti. Ir atominė energija, bet problema su atominė energija, kad
atliekos jos kaupiamos tokiose baisiose bačkose geltonose, o jau tai, ką mes sudeginam, tą anglies dioksidą mes išmetam į atmosferą ir tie teršalai mus veikia galbūt net blogiau negu tie atominės energetikos produktai, bet mes jau taip mūsų visuomenė nusprendė, kad mes atsisakysim atominės energetikos, bet nėra protesto prieš skalūnus prasideda tik protestai, prieš naftą dar nelabai, mes kažkaip tikimės, kad mus išgelbės vėjo jėgainės ir saulės energija, bet irgi neaišku, nes nepakankamai greitai vyksta visi tie pokyčiai, nepakankamai klimatas keičiasi daug greičiau, negu mes prognozuojame ir neaišku, ar mes spėsime pasikeisti iki to. Bet grįžtant prie šitų tarsandų, yra tiesiama nuo Kanados iki pietų Jungtinių Amerikos valstijų, taip vadinamas Keystone Pipeline'as, kuris turėtų vežti visą naftą iš Kanados naftinės darbos į Ameriką ir prasidėjo dar nematyto lygio protestai, nes jau galime tikrai pasakyti, kad pagaliau pasaulis pradeda suvokti apie klimatą. Čia matome žmonės, kurie save su rankom prisirakino prie šitų traktorių kažkokių, kurie tiesia tą naftotekį. Žiniose galima pamatyti, kad žmonės dėl save prisirakina, jie užstoja tą, bando pamaišyti tom statybom ir neaišku, kaip bus politiškai, nes Obama kaip ir jis palaikė visą šitą statybą, bet savo inauguracijoje, kuri buvo nesenai, jis pasakė, kad klimato kaitą jau reikia atsižiūrėti, reikia kažką veikti. Ir galime jau taip suprasti, kad pirmą savo terminą prezidencijos jis bijojo kažką padaryti, galbūt jį antą nepriims, bet galime tikėtis, kad galbūt jau dabar ateis kažkoks rimtas proveržis, galbūt šitas statybos bus sustabdytas arba kas nors bus pakeista. Bet dabar turim, ką turim ir va. Dabar, kaip minėjau, iškastinio kuro industrija turi daugiau pinigų negu aplinkosauga, negu jungtinės tautos. Visada kažkodėl, kai kalbama apie aplinkos problemas, pradedama klausinėti, ar to moka rusai ar panašiai, bet daugiausia pinigų eina iš iškastinio kuro industrijų, kurie sponsuoja skeptikus, kurie sponsuoja visą tą netikrą mokslą, kuris mums sako, kad viskas gerai, vartojam toliau, važiuojam mašinom toliau, vartojam kuo daugiau naftos, nes tai yra milžiniški pinigai dabartiniais ištekliais. Iškastinio kuro industrija turi apie $4 trilijonus slypinčių po žeme ir jie tikrai nenori, kad mes pereitume prie švarios energijos, kad mes viso to atsisakytume, jiems reikia tų pinigų, visas pasaulis pinigai sukasi. Ir šiame grafike pavaizduota, kad dabartiniais projektais Jungtinės tautos nori sustabdyti šilimą iki 2 laipsnių šilumos. Tai yra toks pasirinktinas limitas, nes iš tikrųjų bet toks atšilimas yra mūsų bios ekosistemą, jis išveda iš vėžių, bet pasaulis sutiko iki 2 laipsnių sustabdyti. Ir dabar neaišku, ar tai pavyks, nes piniginiai interesai tam priešinasi, jiems yra svarbu, kad jie yra daug investavę į tą iškastinį kurą ir dabar, kurie eksploatuojami projektai, Rusija pradeda Arktyje eksploatuoti naftos ir dujų išteklius, Amerika bando Alaskai kažką daryti, pradedami išgauti skalūninės dujos,
ir taip toliau. Ir pagal dabartinius naftos industrijos projektus, jeigu sudeginsim visą naftą, kuri mums ruošiama, tai mūsų temperatūra pakils 6 laipsniais. Ir tai yra jau scenarijus, kad game over, nes jeigu padidėjo 6 laipsniais temperatūra, pasaulis, mūsų gyvenimas taps neįmanomas, nes tai pačiai Lietuvoje, jeigu vasara, sakykime, 30 dar yra pakenčiama, o jeigu vidutinė temperatūra, jeigu vasaros pasieks iki plus 36, tai jau pasidarys labai nepakenčiama, bet jau tose pačiose regionuose, sakykime, Kalifornija arba Amerikos pakrantė, Europos pakrantė, kur vasaros pasiekė ir iki 35 laipsnių Celsijaus, jeigu ten vidutinė temperatūra pradės siekti iki, ne vidutinė, bet maksimaliai, tarkim, iki 41 laipsnių kas vasarą, tai jau bus katastrofiška ir ten nebegalės vykti normalus gyvenimas. Taip. Ir paskutinį, ką norėčiau pasakyti, mūsų liberali kapitalistinė pasaulio ekonomika yra paremta pastoviu augimu, kai ekonomika auga, dirbančioji klasė rami, vidurinioji klasė plečiasi, turtingi žmonės kala pinigus, krizių metu dirbantieji radikalizuojasi, vidurinioji klasė pradeda siaurėti, turtingieji savo pinigus laiko prie savęs, jie neinvestuoja atgal į ekonomiką. Todėl visas politinis aparatas, visa visuomenė nori to ekonominio augimo. Net dabartinis Prancūzijos prezidentas Hollande, kuris buvo, kaip žinot, išrinktas iš socialistų partijos, pažadėjo gražinti mums, sakykime, darbininkams fabrikus arba dar ką nors, bet ką jis pažadėjo, tai gražinti augimą. Taigi visa mūsų samprata gyvenimo yra paremta tuo ekonominiu augimu, o augimas yra paremtas didesnių resursų naudojimu, didesnė prekyba, didesnį keliavimu, daugiau sunaudotas pigios naftos. Todėl, jeigu mes norime kažką keisti, tai mūsų pasaulis pirmą privalės atsisakyti naftos. Ir tai iš tikrųjų ne tik problema liberalaus kapitalistinio pasaulio, nes jeigu atsimenat, 70-80 metais Tarybų sąjungoje baigėsi augimas, prasidėjo taip vadinamasis stojus, iš kurio Tarybų sąjunga neišsikrapštė ir jį paėmė ir subirėjo. Ir pasikeitė sistema į tą, kuri pažadėjo augimą į kapitalistinę sistemą, bet ir dabar mes matome, kad tas pastovus augimas jis nėra įmanomas, jis paremtas tuo, kad mes tiesiog naikiname savo aplinką ir neaišku, ar mes galėsime prie to pristaikyti. Taip. Dar kokie yra variantai, kas yra daroma. Daroma iš tikrųjų yra pakankamai daug, visos valstybės kapitalistinė prasme daroma yra daug, investuojama labai daug kapitalo į atsinaujinančius šaltinius, į fotovoltaiką, į šviesos energetiką, į vėjo energetiką, bet kaip aš jau aiškinau, tie pasikeitimai nėra pakankamai greiti ir jie reikalingi daug radikalesni ir jeigu jie neteis iš mūsų politinio aparato, tai gali būti, kad žmonės, kurie yra labiausiai veikiami tų pokyčių, kurie iš skurdžių šalių gali paimti situaciją į savo rankas, galbūt. Kitas variantas iš privačių asmenų, kuris vyksta, yra geoinžinerija. Tai žodžiu, jeigu mes dabar mūsų toks geoinžinerinis projektas, kad mes naudojam naftą ir keičiam atmosferą, tai ką jeigu mes pabandysime padaryti, kad pakeisti viską atgal. Tai kuo žmonės užsiminėja, tai pavyzdžiui bando išauginti vandenyną, į vandenyną įdeda labai daug visokių organinių geležies produktų ir iš to auga visokie dumbliai ir yra tikimasi, kad tie dumbliai pradės naudoti, fiksuoti anglies dioksidą ir skirti deguonį.
bet iš to atsiranda kitos problemos, kad paima tos dumblius ir suvalgo žuvis ir panašiai. Žodžiu, tai nėra aišku, ar mes sugebėsime tokiu būdu pakeisti savo pasaulį ir ar mes nepadarysime blogiau, bandydami jį dar labiau pakeisti. Kitas variantas yra materialų gavimas iš asteroidų. Dabartinė kosminė sistema vykdami kosminiai projektai, kurie bandys vystyti privačias kosminės keliones, siųsti turistus, o paskui jau išgavinėti ir natūralius resursus iš kosmoso. Tai irgi yra žinoma variantas, bet ir tolimesnėje perspektyvoje būtų kitų pasaulių, ten Marso terraformavimas, bandymas jį padaryti gyvenamą, kad sumažinti žmonių poveikį Žemėje, bandant daugiau jų perkelti į Marsą. Na, čia irgi variantas, aišku, tolimus, fantastiškas, bet ta kryptimi irgi kažkas vystosi. Ir dar vienas variantas yra, ką daro, jeigu matėte per spalio kino festivalį Islandijoje, Skandinavijos šalyse yra kūriami organiniai komunaliniai ūkiai, kur žmonės bando atsisakyti visas tos globalinės pramonės sistemos, ta prasme, nepirkti produktų iš Ispanijos, Italijos, žodžiu, kurie yra atvežami iš toli, o vis tiek atvežti produktus reikia deginti naftos ir kuro, o bandyti kurti savo pramonę, savo agrikultūrą, auginti savo maistą ir jį vartoti ir bandyti bent jau, jeigu mes pasaulį patys negalim pakeisti, nes mes bent jeigu iš esmės, tai bandyti jau pakeisti bent tai, ką galim, savo regioninį tą aspektą, savo bendruomenės, bandyti kaip nors pakeisti savo bendruomenės. Ir norėčiau parekomenduoti šituos tinklapius, čia yra realclimate.org, jame rašo tik klimatologai, jie komentuoja žinias, jie komentuoja naujausius tyrimus. Skeptical Science yra labai geras tinklapis, kurį naudojau plačiai jame ir yra surašyti visi mitai apie klimato kaitą, viską, ką jūs galite išgirsti, kad atšilimo nėra, kad atšilimas priklauso nuo Saulės. Žodžiu, visi tie mitai, kurie plito, yra ten suvedami ir juos atsakoma labai plačiai, paaiškinama, kodėl jie neteisingi. Dad Astronomy yra įdomus blogas astronomo, jis daugiausiai kalba apie kosmosą, jis deda labai gražių paveikslėlių, galaktikų ir panašiai, bet jis taip pat dažnai užsimena ir apie klimato kaitą. Jis pasakoja, kas vyksta Amerikoje politinių aspektų, kaip bandoma kažką keisti, arba iš gerosios pusės, kas daroma tam, kad labiau skatinti atsinaujinančią energetiką, arba ką daro dešinės konservatyvūs elementai, kad labiau užpildyti tą visą dialogą apie klimato kaitą. Think Progress yra toks labai kairysis saitas, tinklapis apie viską, kas vyksta daugiausia Amerikoje, bet ir visam pasaulyje ten labai įdomiai ir prieinamai aprašoma viskas, kas vyksta, visas naujienas. Ir Climate Science Watch irgi toks apie klimato naujienas, apie klimatas iš mokslinės pusės. Tai va, dėkui, kad išklausėt.